va, kaip matot. Ką tik tai detalės ištinkavimo. Ką tik tai iš Kėdainių Maksimos. Labai patenkintas rezultatu. Siūlau visiems. Žiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Stipinai, pavyzdžiui. O, blemba, pamečiau. Nu, nesvarbu. Va, kaip blizga, kaip chromas. Labai gerai. Taip pat geltonų cinku nucinkavau detalės. Tai va, visos detalės dabar taip atrodo, kaip ir turėtų originaliai būti. Va, kaip matot, tikrai labai gražu. Very good. Super. Taip pat va, ir stipinai va. Puikiai paruošti, reikia dar tą stipiną nelaimingą pasiimti. Taip pat uždarus golius nusipirkau gerą gamintoją. Tai va, galėsim pradėti pagaliau rinkti ratą. Nu blemba, triperio šmotas. Visą nupoliravom, išvalėm, sutvarkėm. Pradėjom dėti naujus golius. Gal aš geriau nieko nesakysiu ir tiesiog jums pademonstruosiu, kaip jie sunkiai įsideda. Nu čia įsideda, aišku, šitas, viskas tvarkingai, va. Nu ir tada prieiname prie golio. Eikit jūs, nu. Ir dabar žiūrėkit. Įsidėjau golis iš rankos, dabar pažiūrėkit. Gerai, nebeiškanta, šiaip laikas. Nu va, prašau, golis išsiėmė. Va, prašau jums. Ar čia normalu? Dabar teks naudot kitą būgną. Gerai, kad aš jį bent turiu. Nu va, susisukom stipinukus visus po cinkavimą. Tai va, kaip atrodys mūsų priekinis ratas. Nu, rezultatas tikrai džiugina, atrodo. Wow. Tai va. Dabar, kadangi tik prisukau, tai ratas labai tiesiai sukas, galim pademonstruoti. Oi, kaip tiesiai. Idealiai. Ne, o jeigu rimtai, tai reiks dabar geriausią ir lengviausią darbą atlikti kabutėse, tai jį išlyginti. Tai nežinau, bandysim kažkaip su tokiu durnu stendu kažką čia padaryti. Bus įdomu. Tiesiai sukas. Kaip styga. Super. Galėsim pagaliau montuoti padangas. Op. Nu va, pagaliau surinkome ratus. Tai va, kaip matot, rezultatas tikrai įspūdingas. Ratai atrodo kaip nauji, apart gumų. Tai ja, very good, very nice. Dabar pradėjau lempos restauraciją, tai radau pirkti kitą lempą. Manau, suprantat, kokia buvo prieš tai ir kokią dabar nusipirkau. Tai jo, čia vat kokia buvo. Tai matot, reflektorius išdegęs, o ypač viršui pažiūrėkit, tragedija. Visas stikliukas, matot, suraižtas, čia suskylęs, čia karštų klijų priklijota, nu tragedija visiška. Tuo tarpu va, dabar nusipirkau va tokį. Tai kaip matot, nėra net prie ko prisikabinti. Aišku, buvo pabraižyta šiek tiek, kai nusipirkau, dabar
pašveičiau lengvai, papoliruojau. Nu dabar jau atrodo kaip nauja. Įbrėžimai va tik čia va kažkokie va lengvi va yra, nu bet kaip nu tiek metų daiktų, tai čia nieko. Prasme, patys pažiūrėkit. Gražu. Reflektorius kaip naujas va. Nieko, nei padegęs. Nu, tiesiog sakau, nėra nei prie ko prisikabinti. Kniedės originalios, karštuklių nėra, žodžiu ledas, tai naudosim šitą lempą dabar. Ir sumokėjau tik tais viso labo 10 eurų. Taip pat labai įdomus dalykas su šitą lempą, tai nesu net matęs taip, nei girdėjęs, nei matęs, kad, pavyzdžiui, mano sena lempa, nu jį turėjo va, vieną didelę lempą, kuri buvo atsakinga už trumpas ir ilgas šviesas. O dabar aš nusipirkau lempą, kurioje yra dvi skylės, viena mažesnė, kita didesnė. Tai kaip supratau, šita yra dienom šviesom. Kas žinot, galit būtinai parašyti komentarus, būtų visai smagu sužinoti, kas iš tikrųjų čia yra. Nu, bet man daugiau kas čia gali būti, apart dienos šviesų. Tai jo, čia dar pasirodo turėsim ir dienos šviesas pasidaryti. Tai bus dar prabangesnis reikalas. O iš karto galiu parodyti, čia tikrai nėra padirbinys, čia tikrai va yra, matot, originalūs užrašai, čia tikrai yra, nu, deltos lempa. Tai va, čia tikriausiai prieš galą gamybos deltas, va, buvo kažkas sukurta, va. Kažkas tokio sukurta. Tai va, turėsim dabar ir trumpas, ilgas ir dar dienos šviesas, tai liuks bus. Žodžiu, pradėjau restauruoti lempos priekinius plastikus, tai čia buvo, nežinau kokia priežastis buvo šito dalyko, bet tiesiog paimta ir įpjauta. Tai dabar pasiėmiau su klijais, užsiklijavau ir su soda užbėriau, tai toks cheminis reiškinys gavosi ir iškart sukietėjo ir toks gaudos kaip vos ne špaklius, bet toks kietas špaklius ir labai lengva tokias vietas užtaisyti plastikiniam detalėm. Tai dabar, ką man reiks dar padaryti, tai šitą dar vietą susiklijuot, manau irgi panašių būdų. Ir dar, nežinau, čia bus tikriausiai sunkiausias darbas, tai šitą, nežinau, pelytės iškandžiojimą išlyginti ir padaryti, kad būtų, nu, tarkim, kaip šitoj pusiai. Čia nežinau, ar pavyks, bet bandysim kažką sugalvoti. Tai einam prie darbų. Nu va, pavyko visai neblogai padaryti suktais klijais. Atrodo kaip niekur nieko, kol kitos pusės nepasižiūri, bet tarpai sueina viskas kaip ir tvarkoj. Tai nusidažys ir bus ledas. Lygu gražu, aišku, čia to kanto netjaučiu nedarysiu, nes čia sugadinsiu greičiau kažką. Ten nėra problematiška, tada visus įbrėžimus irgi va taip susiklijavau gražiai. Čia irgi va buvo visas nudroštas, tai va gražiai susiklijavau. Kur dar čia? Nu, aš čia jau rodžiau. Čia va dar buvo blogai, tai užklijavau. Tai dabar sušveisiu ir turėtų būti kaip špaklius, galim sakyti. Toks tvirtesnis variantas gausis negu špaklius, o funkcija atliks kaip špaklius. Tai va. Nu ką, plastikai paruošti. Viskas susišvitrino, gražiai išsilygino. Turėtų gautis gan neblogas rezultatas, tad nieko nelaukiam, plakam dažus ir einam dažyt. Žiūrėsim, kas gausis. Nu va, lempa nudažyta, surinkta dėl bendro vaizdo. Tai atrodo tikrai labai gražiai, labai gerai. Darbas tikrai pavyko. Lempa atrodo daug kartų geriau, nėra čia įpjauta, kaip buvo prieš tai, nėra čia bangota, nu žodžiu. Dabar pagaliau atrodo kaip, nu panašiai lempą. Taip pat vat ir stiklas gražus, nesuskylęs, nupoliruotas, nesubraižytas, reflektorius gražus. Žodžiu, manau, lempa bus tikrai viena iš tokių tvarkingesnių deltai dalių. O dabar
Manau, šiam videoi bus tiek. Darbų nemažai padaryta, tai prikelta lempa, ratai surinkti. Tai ačiū visi, kurie žiūrėjo iki galo ir palinkėsiu sėkmės projektuose.